Tai kaipgi taisyklingai kirpti nagus? Pirmiausia, turime pasižiūrėti, kokios gilios mūsų odelių kišenės vadinamos, kur vat nago šonai baigėsi. Jas įlenda į tas kišenės ir pagal tai mes turime spręsti, kiek mes galime kirpti to nago. Tai vat, jeigu čia yra vat visai tiesų, va čia vat nėra tos kišenės vadinamos, tai kaip ir šiti nagai visai saugiai. Nykščiai va dažniausiai būna labai giliai, čia irgi nėra labai stipriai giliai. Štai, kitas dalykas, į ką turime atkreipti dėmesį, kad kerpame po mažą galiuką, po mažai, va taip va, prilaikyti galime iš viršaus, kad nešoktų, ir po mažai nukerpam nagiuką. Štai. Niekada negriebiam viso nago, kadangi galim pasižeisti, nagas gali nuskilti, nulūžti ir taip būti netaisyklinga forma. Tad, va čia pas mane labai nėra tos odelės aukštos, tai aš galiu šiek tiek kampą, nes kadangi jis man lūžta, va štai, va, mano nagas tiesus, gražus. Čia netgi dar galima šiek tiek tą kampą pamažinti. Kitas lygiai taip pat, odelės žemai, nėra rizikos nagui augti, tai mes tiesiai po mažiuką galiuką, nagiukas tiesus. Toliau irgi va čia šiek tiek jau aukščiau. Ir nykštys taip pat lygiai. Po mažiuką. Štai. Štai, nusikirpus nagus visada galima juos palyginti, dildę, apžiūrėti visus kampus, kad nebūtų aštrumų. Taip, nestipriai, daug negalima dildinti, tiesiog švelniai pakišus po odelę. Perbraukiam. Štai, apžiūrim, kad nebūtų nei vieno aštraus kampo. Šitas labai nulūžo giliau, bet apžiūrėjus kampo nesimato, tai galima nesirūpinti dėl to. Pasilyginam laisvą kraštą, kad būtų tiesus. Štai, lygus, tiesus, kampai neaštrus. Nykščiai štai auga labai į viršų, labai po naginė odelė išlindus, jautri, galima šiek tiek pakreipus dildę į save, jį patrumpinti, tokiu atveju ir forma bus lygesnė, ir odelės nebus po apačia jautrios. Štai, gražus tiesus nagiukas. Na ką, šiuo metu, kadangi tik tai kerpam nagus, tai paliekam taip, svarbu tiesus. Nepamirštam po kiekvienos procedūros palepinti savo nagiukus aliejukais. Pamasažuojam. Štai. Ir turime gražius, sveikus, tiesius nagiukus, be jokios rizikos įaugti. Labai čia sužiūrim, jeigu va nulūžo, tai pasižiūrim, kad jisai būtų saugus. Jeigu nėra gilių labai odelių, tai viskas ir bus gerai.